Eksperimentas minant dviratį po 3 didžiuosius Lietuvos miestus. Kokie rezultatai ir kuo nustebino Kaunas? Kosmosas. Pirmi 10 kilų jau norisi pasiduoti. Pirmas važiavimas buvo Vilniuje. Jį sugalvojau važiuoti. Ta prasme, aš sezono uždarimui norėjau pasidaryti savo pirmą 100 kilometrų, nes pas mus dviratininkų skaidosi, jeigu nenuvažiavęs 100 kilometrų, nesiskaitai tikrų dviratininkų. Ir svaršiau, kokį maršrutą pasirinkti ir visai netyčia internete radau takas aplink Vilnių. Ir jisai kaip ir 100 kilometrų, tai nusprendžiau važiuoti jo. Aišku, pasirodė, kad ten takas visai ne tam skirtas, ten daugiau gal pėstiesiems, kurie haikina, sakykime. Bet vis tiek, aš esu užsispyręs, jeigu aš pradėjau, aš važiuosiu iki galo. Važiavau ne vieną su draugu, dėja tą sykį pavyko pravažiuoti tik pusę kelio, nes palūžom, visgi tai buvo mano pats pirmas sezonas su dviračiu. Ir po to metų pabaigoje, rudenį, pratęsiau važiavimą ir pabaigiau vienas. Kaip gimė mintis pravažiuoti visus 3 miestus, tai kažkuriuo metu svečiavausi pas tėvus ir pasiėmęs mamos dviratį Biržuose. Pasiėmęs mamos dviratį apvažiavau aplink Biržus ir tada važiuodamas pagalvojau, o kodėl nevažiuoti aplink kitus miestus, bet būtent kuriuos. Ir taip man mintis šovė, kad, na, iš principo patys didžiausi miestai yra 3 pas mus Lietuvoje, tai sakau, reikia važiuoti visus 3 ir tiesiog pasižiūrėti, kur smagiausia važiuoti, kur sunkiausia buvo, kuri sunkiausia dalis ir nu, tokį įvertinimą, reziumė pasidaryti. Ar turėt kažkokį išankstinę nuomonę apie tos miestus, kur galbūt bus blogiausia, nes, na, apie ten Kauno duobes anksčiau eidavo legendos, kalbant iš vairuotojų automobilių pamastymų. Ar turėt nustatymą, ar kaip pasikeitė po to eksperimento? Iš tikrųjų taip. Iš visų 3 miestų Kauno labiausiai nemėgau, bet čia turbūt iš automobilio pusės, nes kaip ir minėjot, gatvės, ten tos visos duobės, kaip anksčiau buvo, dabar, aišku, visai kita situacija. Ir labiausiai pakeičiau nuomonę apie būtent Kauną važiuodamas dviračiu, nes aplink Vilnių, kaip ir minėjau, buvo siaubingai sunkus kelias, aplink Kauną tiesiog nuostabus kelias, ta prasme, ne visur vedė dviračių takai, bet didžioji dalis dviračių takai, miškai, giros ir tiesiog labai patiko. O kas liečia Klaipėdą, tai, na, ten maršrutą dariausi pats, neradau jokio maršruto internete ir iš principo turėjau tiesiog iš interneto ištraukęs Klaipėdos kontūrus ir stengiausi važiuoti kuo arčiau jų, kad, na, gautųsi aplink Klaipėdą. Kas atsitiko? Kodėl apie mane pradėjo rašyti laikraščiai pirmose puslapiuose? Kodėl mane pradėjo rodyti per teliką? Apie tai aš jums norėčiau ir papasakoti. Bet daug plačiau negu tai aprašė laikraštis ar parodė televizorius. Nuo pat pradžių iki kaip aš atsiradau LNK. Iš tikrųjų, tai viskas siekia dar tuos laikus, kai aš dariau projektą Skrydis virš. Reiškias, ištraukiau iš interneto visus įmanomus rajonus, mikrorajonų nemiau, tik rajonus iš Vilniaus ir nusprendžiau virš kiekvieno jo praskristi su dronu. Ir didžiąją dalį, kiek pamenu, su mašina, o gal ir buvo porą kartų, kur važiavau su mašina, bet visur važiavau su dviračiu. Kiekvieną rajoną nuvažiuodavau su dviračiu, pakeldavau droną, pafilmuodavau ir susikrovęs viską grįždavau namo montuoti. Taigi tą projektą vykdžiau, viskas pavyko ir aš žiūriu, kad čia labai vėjuotai. Nežinau, kaip tai atsiliepia į mano mikrofoną, bet aš manau, kad gal keliamės į studiją ir pradėsiu pasakojimą ten. Taigi projektas pavyko ir kol vykdžiau tą projektą, iš tikrųjų labai nemažai numyniau dviračių. Kai kurie rajonai buvo po kelis kilometrus, visai netoli, kai kurie rajonai buvo po ten 20 kilometrų ir daugiau. Ir tada aš atradau Stravą. Atradau programėlę Stravą ir užsivedžiau joje važiuoti kilometrus, važiuoti žmonių, kurie jau važiavo tam tikras trasas, na, ten galima tokius dalykus daryti. Ir tiesiog užsikabliavau važinėti su dviračiu. Ir nusprendžiau, tarp kitko, kažkokiam tais forume ar Facebook'e, komentaruose ar kur, dabar nežinau, užmačiau, kad kažkas buvo paminėjęs, jog tas, kuris nenuvažiuoja per kartą su dviračiu 100 km, nesiskaito dviratininkų. Ir man tas kažkaip įstrigo į galvą ir nusprendžiau, kad reikia tą 100 km nuvažiuoti.
tik nežinojau, kur važiuoti. Gavau važiuoti iki Kauno nuo Vilniaus, bet dar nebuvau pasiruošęs tokio tipo kelionę apturėti ir visai netyčia atradau internete takas aplink Vilnių ir būtent 100 km. Ir aš šoviau aplink tą Vilnių. Aišku, aš važiavau nepasiruošęs nei fiziškai, nei išnagrinėjęs trasos, nei, sakykime, įrangos turėjau tos, kurios reikia, nes per telefono navigacija buvo, telefonas išsikraudinėja, nu žodžiu, iš principo taip gavosi, kad pavedė jėgos ir pavedė techniką. Dėl to aš pravažiavau tik pusę trasos, tada važiavom dar su Irlandu ir sekančią pusę trasos pabaigiau po pusės metų kažkur. Bet tai neužsiskaitė kaip 100 km, nes aš jos pravažiavau per 2 kartus, bet pravažiavau tą trasą. Ir tada eidamas, ar važiuodamas dviračiu, eidamas aplink Biržus, nes ir taip buvo, pamačiau, kad visai įdomu būtų apvažiuoti ir likusius miestus. Ir tada svarsčiau, kokius dar, nes tuo metu apeidinėjau ar apvažinėjau. Man atrodo, apeidinėjau Biržus, Vilnius buvo pavažiuotas ir galvoju, kas toliau Klaipėda. Na, aš kaip ir gyvenu Klaipėdoje, reikia ją apvažiuoti. Bam, jau nusipirkęs buvau gravelį, su graveliu, sėdau ant gravelio ir apvažiavau Klaipėdą. Apvažiavęs Klaipėdą galvoju, yra Vilnius, Klaipėda, 2 didieji miestai. Na, Biržai, tebūnė ten iš šoną pastumėm, nes jie maži. Sakau, jeigu yra ir Vilnius, ir Klaipėda, reikia ir Kauno. Tai sekančiais metais apvažiavau Kauną. Ir čia buvo kabliukas. Kabliukas ne tik man pagalvoti apie dar kitus miestus, kur galėčiau pravažiuoti, kuriuos galėčiau pavažiuoti, bet kabliukas žiniasklaidai, nes aš vienintelis Lietuvoje, kuris yra apvažiavęs aplinkui 3 didžiausius miestus ir tai užfiksavęs video. Tai iš pradžių į mane kreipėsi iš Lietuvos Ryto žurnalistė, paklausė, ar gali paimti iš manęs interviu ir aš aišku sutikau, nes man tai nauja patirtis, man visai įdomiai nuskambėjo. Sakau, davai darom, tai paskambino man, atsakiau jos klausimus ir jinai parašė straipsnį, kuris išėjo Laikinosios sostinės laikraštyje 1 puslapyje. O po kurio laiko su manim susisiekė Eglė ir paklausė, ar galėtų mane pakalbinti LNK laidoje Labas vakaras Lietuva. Tarp kitko, šitoj vietoj aš pagalvojau, kad galbūt čia yra feikinė anketa ir tiesiog kažkas žaidžia, prikolina. Tai aišku, aš tą Facebook accountą ištyrinėjau, pasirodo, kad ten iš tikrųjų jos accountas. Tada atrašiau, kad davai darom ir štai, aš atsiradau internete. Pasirodo, mano šitie 3 važiavimai, ne kažkokie ten 100, 200, 300 km, ne kažkokie ten Klaipėda, Latvija ir kažkas, bet būtent tie 3 video, kur važiavau aplink miestus, nes kaip ir minėjau, niekas Lietuvoje to nėra uždokumentavęs video formate. Nežinau, galbūt net ir nėra apvažiavęs visų 3. Tai aš kaip ir unikalus šitame reikale, gal kažkas ir apvažiavo, bet neuždokumentavo, arba jeigu uždokumentavo, tai niekur nepaskelbė. Esmė tame, kad kol kas aš esu vienintelis tai padaręs ir nežadustot, aišku, nes kitais metais planuose yra Šiauliai, Panevėžys ir Alytus. Šitie 3 miestai, žiūrėsim kaip seksis. Ir aišku, buvo pakankamai nemažai komentarų, netgi iš žmonių, kurie man yra artimi draugai, kad aš nusipirkau visą šitą. Aš nusipirkau straipsnį laikraštyje, aš nusipirkau vietą LNK studijoje ir man tai iš tikro keista, ar tai kalba žmonių pavydas, ar jie įsižeidė, kad aš kažką tokio pasiekiau ir aš tokiuose vietose pabuvau, bet gavau tokių komentarų, iš nepažįstamų, tai man vienodai šviečia, bet labiausiai gal skaudu, kad mano artimi žmonės taip man pakomentavo. Tai mėlėjai mano draugai, štai vienas įrodymas ir štai antras įrodymas, kad aš nieko nenusipirkau,
o su manim tiesiog susisiekė ir aš pasirodžiau kažkam įdomus su savo šiais nuotykiais. Tai va, todėl ir atsiradau internete ir niekas čia nieko nenupirko. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksim kažkuriam kitam video. Čiau.